Labą dieną visiems, kas šiandieną mūsų klausotės, kas klausotės mylu.lt naujienlaiškio ir labas, Migle. Sveika, Dovilė, ir sveiki visi ir visos, kurie prisijungėt ir klausot. Ir šiandieną mes su Migle paplanavom pakalbėti apie vaikų norus ir vaikų poreikius. Ir iš tikrųjų, kaip atskirti vienus nuo kitų, nes kartais tikrai gali būti painu. Labai dažnai tėvai nustemba, nes vaikai savo tokius griežtus norus ima reikšti tada, kada jie visai to nesitikė. Įprastai, truputėlį perkopę vienerius metukus, jau gali visai tvirtai trepsėti kojyte ir sakyti, aš noriu būtent to ir visai ne kažko kito. Kaip, Migle, pas jūs namuose? Ar jau turit iš Adomo gal pusės labiau tų norų ir kaip Ema, ar pavyksta labiau susitarti dėl norų? Tai Ema jau 4,5 plius, tai iš tikrųjų ta tokia pati aktyviausia, sakykime, fazė, man atrodo, jau yra pergyventa ir jau tikrai nei pati jau turi įrankius, atskirti, kur noras, o kur poreikis. Ir lygiai taip pat, jau galima tartis, racionaliai kalbėtis, bet su amžiumi ateina ir dėrybiniai įgūdžiai, ir noras pastovėti už savo argumentus, už savo nuomonę. Tai, įdomus šitas procesas, o Adomas, metinukas, jau turi pirmąsias užuomazgas, nes jau pradėjo pastebėti, kad jis gali daryti įtaką gyvenimui šeimoje, kad jis gali kažko atsisakyti, kažko prašyti. Faktas dar ne žodžiais, ar ne, dažniausiai tai yra kažkokie gestai, kaip tu sakai, patrepsėjimas, riksmas, sureagavimas į kažką gavau, negavau. Ir tikrai, tas atsiranda ir natūralu, kad, taip pat, kaip ir tu sakai, link 1,5 pradeda išryškėti. Ir čia šitoje vietoje, man atrodo, kalbant apie tos vaikų didelius norus, ir kurie dažnai mus tikrai gali užklupti bet kur, tiek parduotuvėje, tiek automobilyje, tiek svečiuose, pas senelius, darželį, mokykloje, su visom emocijom, ypatingai jeigu, tas noras nėra patenkinamas. Ir man atrodo, kad šitoje vietoje yra 2 tokie esminiai aspektai. Tai pirmas, ar tai noras, ar tai poreikis, ir kuo jie skiriasi, ir kaip svarbu mums pirmiausia tą identifikuoti. O toliau, ką mes su tuo darome ir ar tikrai visi norai ir poreikiai turi būti patenkinti. O kas jeigu ne, ar ne? Ir emocijos, jų priėmimas, ir kaip mes su tuo tvarkomės. Tai gal pradėkime nuo lengvesnės dalies. Galim pradėti nuo lengvesnės dalies. tą žaidimą, noras ar poreikis? Ir čia iš tikrųjų nėra visą laiką labai lengva atskirti, ar tai yra noras, ar tai yra poreikis ir kągi su juo daryti. Nes poreikių, tokių bazinių mes poreikių neturim tiek jau labai daug. Tai yra mūsų poreikis, baziniai poreikiai, pavalgyti, pailsėti, artumo saugumo poreikis priklausyti. Ir realiai mes čia su tais poreikiais tokiais labai stambiai žiūrint, tiek tų Šlapias poreikių. ausas. Šlapias ausas, ta prasme, fizinis kažkoks poreikis, man yra nepatogu, taip gali būti irgi šitas poreikis. Bet poreikių šiaip savaime nėra labai daug ir juos nėra taip jau labai sunku atskirti, jeigu mes galvoje turim tokį, truputėlį įsivaizduojamą poreikių sąrašą vaiko. Bet poreikiai labai greitai ir jie labai arti yra norų. Ir jeigu mes tarsi viduje sau turim tokią nuostatą, kad poreikius mes turime tenkinti, o norus jau mes galim tenkinti arba mes galime netenkinti. Bet kartais poreikiai su norais gali būti labai labai tampriai susiję. Pavyzdžiui, vaikas nori šokinėti ant sofos. Ir mes sakome, ne, čia yra noras, mes neleisim šokinėti ant sofos. Bet šokinėti tam tikrame amžiaus tarpsnyje, tai yra poreikis fizinės veiklos. Mes jau čia turime poreikį. Taigi, tikrai atskirti nėra labai lengva ir mes turėtume visą laiką galvoje savo užsiduoti tą tokį klausimą, kasgi čia vyksta? Ar čia vaikas kažkokį išreiškia mums poreikį
ir galbūt su juo yra susijęs noras, kaip tą poreikį patenkinti, bet mes galime sakyti, vat šitas noras poreikiui patenkinti netinka, mes galime jį patenkinti kitu būdu, bet tai bus vis dar apie tą patį poreikį. Man atrodo painoka, ne, Migle, kaip tau? Skamba gal ir painokai, bet iš tikrųjų, kalbant apskritai ir apie vaikų komunikaciją, ir apie emocijas, ypač kol tai yra mažesni vaikai ir jiem patiem dar na, yra ganėtinai sudėtinga susigaudyti ir tinkamai įvardinti. Čia toks labai dažnas tėvų pratimas yra žiūrėti truputėlį vienu sluoksniu giliau. Mhm. Ne, jeigu vaikas kažką komunikuoja kaip, va ten tarkim, aš noriu ledų, būtinai ledų čia ir dabar, mes žiūrim giliau. Aha, o kada tu paskutinį kartą valgiai? Nu, jeigu valgiai prieš 10 minučių, tikėtina, tai nėra alkio poreikis. Taip. Jeigu valgiai prieš pusdienį, taip tikėtina, tai jau gali būti alkio labai realus poreikis. Bet jeigu tai nėra alkio poreikis, aš tada žiūriu toliau. Aha, gal jau dabar yra pietų miego metas, o mes čia nuo ryto esam išvažiavę iš namų ir tu tiesiog pamatei tą ledų vagonėlį, bet jau emocijos, nuovargis lipa per viršų ir kartais dažnai vaikai būna renkasi, ar ne, artimiausią matomą trigerį, tą emociją išleisti, ar ne, apie tą nepatenkintą poreikį kažkaip iškomunikuoti. Ir aš iš tikrųjų, gal aš tiesiog noriu namo ir pamiegoti, pailsėti yra tai, ko man reikia. Aš nežinau, kaip tą pasakyti. Aš užsikabinu už noriu ledų. Labai geras toks realistiškas pavyzdys, ar ne, kai mes grįžtam po darbo dienos, pavargus, suirzus, nusikalus, aha, vyro koinės kampe ant žemės. Ateini čia, ne? Ar mano poreikis yra, kad vyro koinės būtų stalčia? Nu, greičiausiai ne. Greičiausiai mano poreikis yra išsilieti ir išsikrauti tą visos dienos naštą. Tai taip pat ir su vaikais labai dažnai tas komunikuojamas noras gali būti tik kaip būdas patenkinti vat kažkokį ar tai emocinios iškrovos poreikį, ar jau tiesiog tai yra na, nebegebėjimas susitvardyti dėl to paties vat nuovargio, arba dar labai dažnas variantas, kai yra bandoma gauti dėmesį. Galbūt mes buvome visą dieną atskirai, vaikui trūksta ryšio, vaikui trūksta kontakto su mumis, o mes dar grįžom namo ir dar palauk, dar aš turiu padaryti vakarienę, dar aš turiu išplauti indus, dar tą, dar aną, dar kažką su vyru pasikalbėti ir jau matom vaikas šokinėja ant tos sofos, nors jisai žino. Tai yra susitarimas ir viskas suprantama ir įprastai renkasi šokinėti ten ant kokios nors savo foteliuko laipynės pagalvėlės, ant ko yra, ar ne, tai leidžiama. Ir vėl, ką tai mums gali signalizuoti? Taip, tai gali būti raidos etapas, kada vaikas tiesiog nori šokinėti ir jam fiziškai reikia tą daryti, bet lygiai taip pat tai gali būti, kad vaikas visą dieną buvo be mūsų, jam trūksta ryšio, jisai nori mūsų dėmesio. Nugi tie vaikai labai protingi, jie žino, koks greičiausias būdas yra, kiekvienas vaikas žino, koks greičiausias būdas yra gauti jo mamos dėmesį, ar ne? Ir jie tada natūraliai nieko blogo nenorėdami, jie renkasi tą greičiausią būdą, kuris gali būti būtent laužant susitarimą, elgiantis tarsi netinkamai, ne taip, kaip mes esame įpratę sutarę šeimoje. Ir vėl tai nuo noro, na, labai stipriai išsiskiria, bet va tas sluoksniavimas atgal, susidėjimas tų čeklistų, kaip tu sakai, ar alkanas, ar pamiegojęs, ar švarus, ar nepervargęs, ar nebuvo per ilgai atskirai, kaip mums su visais šitais dalykais. Ir mes tada žiūrim, na, ką tie vaikai bando mum pasakyti. Tam tikrą prasme taip. Ir man atrodo, kad su poreikiais, kas yra svarbu, kad mes turėdami tą čeklistą galvoje, mes iš tikrųjų pasistengtumėm poreikius patenkinti anksčiau, negu mūsų vaikai apie tai turėtų komunikuoti. Tai kas padeda? Pavyzdžiui, kažkoks pastovus valgymo ritmas, ne? Kai dar vaikai iš tikrųjų nelabai ir supranta, kad jie yra alkani ir nelabai mums dar gali pasakyti, kad aš noriu valgyti. Tai vėlgi pastovus kažkoks valgymo ritmas, pastovus poilsio ritmas, pasižiūrėti, pažįstant savo vaiką, kiek jisai gali intensyviai kažkur prabūti, kiek jau nebegali, kada jau mes turim keliauti namo. Ryšio poreikis lygiai taip pat, mes turėtumėm pasiplanuoti ir patenkinti ryšio poreikį,
tam, kad vaikui nereikėtų to ryšio prašyti kažkokiais netinkamais būdais. Tai kalbant apie poreikius, čia labai stipriai veikia prevencija. Tai yra, kad mes žinom, kokie tie poreikiai yra ir mes tarsi taip pasiplanuojam dieną, kad dienoje būtų laiko poreikiams patenkinti. Na, o norai jau ten iškils kažkur tai pakeliui, Pakeliui. neabejotinai. Ir norai kartais iš tikrųjų yra tiesiog norai. Kartais taip. Ir jeigu tai yra mažutis vaikas, ar ne, ten metukai, 1,5, 2, jisai turės labai daug stiprių norų viską paimti, paragauti, tyrinėti, atidaryti visus stalčius. Jisai mato daiktus, kuriuos mes naudojam, jis norės kiekvieną iš tų daiktų pačiupinėti, išbandyti pats, nes, na, vaiko šitame etape pagrindinis tikslas yra pažinti pasaulį, suprasti pasaulį. Lygiai taip pat įsijungia nuo 2 maždaug tas aš pats, kur vaikas labai stipriai nori pats išsivalyti dantis, pats nusiprausti, pats apsirengti. Ir tai iš dalies yra poreikis raidos, bet lygiai taip pat tai yra ir visiškai natūralus vaiko noras, kaip kalbant apie vyresnius, ar ne, ten 2, 3, 4, na, išeikime į miestą, nueikime į kokią mugę, ar į parduotuvę, ar į kažkur, kur yra kavinių, nu, taigi akis raibsta ir natūralu, kad vaikas irgi nori. Jeigu jau žino, kad vat, štai šiti ledai skanūs, jeigu žino, kad ten vat, ant to prekystalio žurnaliukai, o čia dar kažkokią gražią lėlę papačiau, ar ne, kaip taisyklė prie kasos viskas sudėta vaikų akių lygyje. Ir jie nori, jie tiesiog nori, o mums tai nėra patogu, nes mes galbūt skubame, mes nenorime leisti pinigų ant žurnaliukų, mes nenorim vaikam pirkti sulčių, saldainių ar kažko, dėl mums suprantamų priežasčių, ar ne, kad tai yra sveikata, finansai, planavimas, you name it, bet vaiko noras nuo to netampa kažkokiu mažesniu arba kažkokiu, na, nereikšmingu. Mes irgi norim dalykų. Norėjau sakyti, čia mums praeiti pro tą kasą yra reikalų, tai jau čia nekalbant apie vaikus, ne? Ir man tavęs beklausant keletas net dalykų tokių išlindo prieš akis. Pirmiausia, tai apie tos raidos poreikius. Ne? Raidoje mes visą laiką turime etapus ir iš tikrųjų daug tų etapų yra labai susijęs su poreikiu. Autonomijos poreikis, poreikis pažinti, tyrinėti pasaulį. Tai čia labai tikrai sunku kartais pasakyti labai aiškiai, va čia yra poreikis, o va jau nuo šitos vietos jau čia yra noras. Ne, tai tikrai yra labai susipynę. Ir čia vėlgi grįžčiau prie prevencijos, mes turim, žinodami tam tikrą vaiko raidos etapą, iš karto truputėlį net ir pagalvoti. Ir tikrai daug tų metodų yra, vat, norisi tyrinėti pasaulį, mes ten skiriam vieną stalčių, kuriame yra kažkokie tai daiktai, kur vaikas gali tyrinėti. Mes imam šaukštą maišyti, duodam ir vaikui kažkokį medinį šaukštą maišyti. Tai yra tikrai tą nenurašyti viso to, kad čia tik tai noras, čia tik tai kažko tai užsimanė ir čia mes... Panorės ir praeis. Panorės ir praeis. Tai tikrai tas noras, jisai turi prasmę, jis turi daug gilesnę prasmę, dėl ko vaikai nori visų tų daiktų, kuriuos mes turim, nes jų poreikis yra pažinti pasaulį. Tai va čia irgi ta tokia painiava truputėlį, kur gali atsirasti. Ir dar vienas dalykas, kuris man prisiminė tavęs beklausant, tai iš tikrųjų mes apie maždaug antruosius gyvenimo metus pradedam turėti tokį etapą, kur dažnai tėvai net juokauja ir vadina savo vaikus ten namų direktorius arba namų karalienė, kur tikrai niekada nerekomenduočiau taip vadinti savo vaikų, bet tiesiog aš tą naudoju norėdama pabrėžti tą, ką tėvai mato, su kuo jie susiduria. Jie susiduria su vaiku, kuris atrodo norėtų viskam pasaulyje vadovauti. Jis norėtų vadovauti ir kur mama, nežinau, kaip mama plaukus susileidus, kur mama sėdi, kur tėtis nesėdi, kur kokiu šaukštu valgo, kas padavė jam lėkštę, o kas padavė puodelį. Ar atrodytų, kad vaikas nuo ryto iki vakaro norėtų, turi tokį poreikį vadovauti. Bet čia irgi yra labai slidi vieta, dėl to, kad tai gimsta vėlgi iš autonomijos poreikio, tai gimsta iš poreikio spręsti, iš to tokio supratimo, kad aš jau galiu spręsti, bet
mes turime irgi labai aiškiai atskirti, kuriems norams, kur mes sprendžiam, o kur vaikai sprendžia. Iki kur vaikas sprendžia, o kur jau mes perimame lyderystę. Todėl, kad mes galim čia irgi paleisti labai lengvai vadeles, visur leisdami spręsti vaikui ir nenubrėždami ribų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, įsivaizduokit, man dabar 2 metai ir aš galiu visiems sureguliuoti. Močiutė sėda čia, senelis sėda čia, mama, tu man paduok puodelį, ne taip, va taip iš kitos pusės paduok puodelį. Tai yra beprotiška atsakomybė vaikui. Tai jeigu aš viską reguliuoju, jeigu aš viską sprendžiu, tai kas tada rūpinasi manim? Tai yra labai nesaugi vieta. Todėl vėlgi net ir galvojant apie tos pačius poreikius ir poreikį autonomijai, mes turime vėlgi suprasti, kurioje vietoje yra riba. O riba dažniausiai būna ten, kur jau mes pajuntam, kad čia taip jau man kažkaip nepatogu. Na? Ir neignoruokim šito savo jausmo, kai aš jau pajaučiu, kad aš padaviau geltoną puodelį, man sakė, paprašė paduoti mėlyno, padaviau mėlyną ir mėlynas irgi netiko, bet čia ir yra riba, kad čia jau yra nebe apie poreikius, nes poreikis yra turėti puodelį, iš ko atsigerti. Ne? Ir šitoj vietoj, vat, apie prevenciją kalbant, tai vėlgi mes žinodami, kad vaikui yra toks etapas, kai jisai treniruojasi, ar ne, pasirinkimų, sprendimų priėmimą, bando susigaudyti, kad aš kažką padariau, čia yra kažkokios pasiekmes, ar nesuvokti tą priežasties ryšį. Prevencija šitoj vietoj labai gerai veikia kaip pasirinkimų davimas. Taip. Tu gersi iš geltono ar iš žalio puodelio. Tu valgysi atsisėdęs čia ar čia. Ir taisyklė yra viena. Visi mūsų pasiūlyti variantai, jų turi būti ne per daug ir jie turi būti tinkami mums. Kad ir ką vaikas be pasirinks, mums bus ok. Nes negalim sakyti, tą arba tą vaikas sako, davai rink šitą. Ne? Tai lygiai taip pat, visur kažkur išėjus, jeigu mes ateinam į kavinę ir vaikas, aš noriu ten to, visko daug, visko noriu, mes labai galim palengvinti ir suvaldyti tą tokį išsibarstymą. Žiūrėk, renkamės arba šitą. Ne? Valgysi tą ar tą. Eisim ten ar ten. Ir tada vaikas gauna treniruotis, mes gaunam išlaikyti ar ne tą tokią bendrystę ir tą savo lyderystę, kaip tu paminėjai. Ir tada, toks win-win gaunasi situacija, kada visi tarsi savo vietoje ir visi gauna padaryti tai, ką jiems norisi padaryti. Taip. Ir dar prie prevencijos labai noriu paminėti, kad, pavyzdžiui, jeigu mes einam į parduotuvę ar dar kažkur ir su mažu vaiku, tai irgi prevenciškai pakalbėkim. Pavyzdžiui, šiandieną mes pirksime tik tai maistą. Šiandieną žurnaliukų nepirksim. Šiandieną arba mes pirksim vieną žurnaliuką, arba ką mes darysim, nes iš tikrųjų... Pirksime maistą, tu galėsi išsirinkti įdomų vaisių. Pas mus šitas yra ledas. Išragaut baigiam visus egzotiškiausius vaisius, kokių yra parduotuvėse, bet tu galėsi išsirinkti vaisių. Ir tada vaikas ir nori eiti, ir nori bendradarbiauti. Ir jisai žino, kad jis kažką galės išsirinkti, bet yra labai aiškiai apibrėžtos lentynos. Ir tada yra labai lengva moderuoti tą buvimą parduotuvėje, nes tu tada gali priminti, atsimeni, mes kalbėjome, kad galės išsirinkti vaisių. Ir jau kai išsirenka tą vaisių, tai nori kažko kito, tai gali išsirinkti kitą vaisių. Bet tas toks apibrėžtumas, jisai duoda labai daug ramybės ir mažiau tų derybų ir atvirų erdvių tokių. Taip. Bet aišku, tikrai neretai būna, kad nepaisant visų mūsų prevencijų ir nepaisant visų mūsų pastangų ir pasirinkimų ir dar kažko, vaikas vis tiek trepsi koją ir sako, aš noriu. Ir kas yra labai svarbu, labai svarbu, mano galva, yra nenumenkinti vaikų norų. Nesvarbu, ar mes ruošiamės juos patenkinti, ar mes nesiruošiam jų patenkinti, ar mums tai atrodo visiškas absurdas, nes vaikas atsistojęs, nežinau, prie alaus skardinės sako, kad aš šito noriu ir ne kitaip. Bet nenumenkinti to, nesakyti, ta prasme, kas čia nesąmonės užsimanėjai, arba, dar kažkaip tai
nesumažinti to noro, o priimti jį kaip rimtą reikalą. Dėl to, kad viskas vaikų gyvenime jiems, kas mums kartais atrodo gal ir ne visai rimti dalykai, jiems jų gyvenime tai yra labai rimti dalykai. Ir net ta alaus skardinė su gražiu piešinėliu, jinai yra labai labai rimta. Ir todėl nebandykim vaiko ten staigiai kažkaip nukreipt dėmesio ir nuvesti, bet galbūt leiskim pačiupinėti. Galbūt leiskim susipažinti su tuo daiktu, kurio jisai nori, tam, kad mes galėtumėm tik pažiūrėti. Aš atsimenu, mes labai dažnai eidavom į žaislų parduotuvės tik pažiūrėti. Ir tai buvo labai aiški funkcija. Ko mes čia atėjom? Mes atėjom pažiūrėti. Gali paliesti. Na, šitą daiktą. Noriu, kad pirkti. Pirkti ne. Bet tu gali daug dalykų su tuo daryti. Kodėl tai yra labai labai svarbu? Dėl to, kad po to mes užaugam ir aš pati kartais juokauju, sakau, aš jau buvau tikrai 30+, kai aš sužinojau, kad norėti yra pakankama priežastis, ką nors daryti. Na, iš tikrųjų, manęs irgi vaikystėje klausdavo, nu maža, ko tu nori, ne? Sakydavo, maža, pasakyk, o kokia priežastis, dėl ko reikėtų kažką. Panorės ir praeis. Panorės ir praeis galų gale. Ir visi šitie dalykai, kurie po to užaugus, kaip mūsų, nežinau, psichoterapeutas klausė, suprantu, kaip tu nenori, o kaip tu nori, kad būtų, mes taiga nebežinom, ko mes norim. Mes nebežinom, kaip mes norim, nes kažkada vaikystėje į mūsų norus rimtai nebuvo žiūrima. Tai dabar padarykite kitaip ir rimtai pasižiūrėkite į vaikų norus. Ir su tuo rimtu pasižiūrėjimu vaikų norus dar atsiranda toks kitas momentinis niuansas, kad jie kai kažką nori, jie taip natūraliai labai reaktyviai reaguoja. Noriu šito. Na, ir mes tada, tai ne, ir toks iškart į priešpriešą iššokam. Bet jeigu mes sustojam, pritupėm, parodyk, ko tu čia nori. Aha, o kas čia? Nežinai, pažiūrėkim, nes čia dažnai pamatyti net nežinos, kas ten ir ką tai daro tas kažkas. Aha, pažiūrėkim kartu. Čia mėlynas skardinė, aha, čia blizga auksiukas, ir tu paliesk. Žinai, kas čia? Čia alus. Alus yra kartus. Ir gali nutikti keli niuansai. Vienas niuansas, kad vaikas supras, koks tai yra daiktas ir tiesiog, sugalvot, tai nenoriu. Kitas niuansas bus, kad vaikui užteks to noro išgirdimo ir priėmimo ir pabuvimo su to, noriu, aha, suprantu, aš irgi norėčiau. Ir kartais būna žiūri, apžiūri, pakalbi, tas įsitraukimas, tas pirminis dėmesys, jisai išgaruoja ir viskas. Ir tarsi tas smalsumas, jis yra patenkintas, bet tam užteko tik pakalbėti, paliest, pabūti prie to objekto. Ir atrodo, žiūrėk, jau tas vaikas nusisuko, eina ten kažko kito, jau kažko kito. jau seniai šitas noras pasimiršo, atsirado kitas noras. Lygiai tas pats, kai mes tą norą trupučiuką, ką tu pasakai, tai mes tą norą, koks lietuviškas žodis yra žodžio embody, tarsi suteikiam jam formą tam norui, ne? Įžodiname. Įžodiname, ne? Mes jam suteikiam kažkokį, mes rimtai jį pasižiūrim. Tai lygiai tas pats, pavyzdžiui, yra su tuo apžiūrėjimu, arba, pavyzdžiui, nufotografavimu. Nufotografuokim, o paskui namuose, bet truputėlį gal vyresniem vaikam, gal Emos labiau amžiui, nufotografuokim, paskui apie tai pasižiūrėsim. Išsiųsim močiutei. Išsiųsim močiutei, pavyzdžiui. Ir čia yra dar vienas labai labai stiprus mokymosi momentas, tai yra mes mokom vaikus ir atidėti pirkimą. Tai nėra tas, kad pamačiau, užsimaniau, nupirko man tėvai. Bet mes mokom atidėti, galbūt nusifotografuoti, galbūt mes pažiūrėsim internete, bet jau dar su vyresniais vaikais, kaip mano jau beveik 8-metis, mes galim nusifotografuoti ir internete paieškoti, gal kažkur yra pigesnė kaina to daikto, arba, sakysim, o dažniausiai jau, kai reikia ieškoti internete, jau niekam nebebūna įdomus tas daiktas ir jau noras būna praėjęs. Tai mes galim iš to noro iš tikrųjų labai daug pamokų skirtingų turėti vaikams. Ir vienareikšmiškai, jeigu artėja gimtadienis ir kalėdos, tai galima darytis norų sąrašą, paskui galima peržiūrėti, išsirinkti, tai visgi, ką, nes nenoriu to, o kai reikia išsirinkti vieną arba du,
jau visai kitaip smegenys, ar ne, pradeda veikti. Tik kas labai šitoj vietoj yra svarbu, nu tai neapgaudinėti tų vaikų. Taip. Kad ai čia viską fotkinam, 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 o paskui, nu taigi tie vaikai jau 4+3+, jie jau atsimena ir po kalėdų Mhm. eglutę gali paryti labai rimtas klausimas, tai palauk. O mes šitą Fotografavom tai šitą. o kodėl čia dabar megztinis? Tai, nu, taip irgi sąžiningai tą daryti, ar ne, ir tas žaidimo taisyklės turėti sąžiningas, nes tikrai, nu, tie vaikai, jie atsimena šitus dalykus. Ir nenaudoti to kaip kažkokios, nu, vat, išsisukimo strategijos, kad, nu, čia greit ir praeis. Tai va, tai ir yra trečias momentas, kai mes atsitupiam, apžiūrėjom, pašnekėjom, išsiaiškinom, kas tai yra, ir aš vis tiek noriu. Ir aš vis tiek Būna. labai noriu čia ir dabar. Jeigu mažesnis vaikas ar ne, tai jis tikėtina tą didelį norą reikš per kūną, per emociją, per gal verksmą, gal riksmą, gal patrepsėjimą, gal kažką. Jeigu tai yra vyresnis vaikas, tai jis tikėtina paleis argumentus į trasą, kur bet aš tokio tikrai neturiu, čia bus vienintelis, man labai reikia, nes kažkas, tai mes nepirkim to vaisiaus, bet nusipirkim šitą, prašau labai, ar ne? Nu, skirtingos išraiškos skirtingam amžiui, bet vat noras, nu, didžiulis, o mes žinom, nu, kad tikrai ne. Bet taip ne, kad ne Mhm. rytoj, ne po savaitės, ne, bet kad tiesiog O tikrai. tikrai ne. Nu ir ką? Ir ką? Ir turim emocijų klausymą. Ir kuo mes mažiau bijom emocijų, kuo mes labiau esam taikoje su emocijomis, su tuo, kad tai yra visiškai natūralu ir normalu, kada nu, negaunam to, ko norim. Ta darom beje ir mes suaugusieji, mes irgi turim emocijų, tik tai mes jas mokam ten viduje kažkaip tai labiau sumarinuoti. Suvalgyt. Suvalgyt ir dar kažką padaryti, bet kai mes negaunam to, ko norim, yra natūralu turėti visą pliūpsnį emocijų. Ir čia mes, kai mes pasakom ne, vaikas turi teisę turėti emocijas. Tačiau tai nereiškia, kad mes turim atsiimti savo ne. O mes turim teisę likti su savo ne. Ir mes tame būnam. Kas yra svarbu vėlgi, į visą tai ateiti pakankamai rimtai. Kad vaiko noras yra, nu, kad ir koks jis mums būtų nepatogus, kad ir kokios dabar mums nepatogios šitos emocijos, bet tai yra legit, tai yra tiesiog realus, normalus, natūralus gyvenimas. Negi sako, norėti neuždraus. Norėti neuždrausi. Iš tikrųjų. Ir vaikas mokosi norėti ir kartais ir sužino, kad jo norai ne visada gali būti patenkinti. Ir kai mes jau išbūnam emocijose, vaikai sužino dar vieną dalyką, kad tai, kad aš griūsiu ant žemės parduotuvėje, iš esmės situacijos nepakeis. Ne? Nes jeigu griuvimas parduotuvėje baigėsi nupirktų daiktų, tai vaikai irgi labai greitai supranta, tai štai kaip tas pasaulis veikia. Ne? Ir vėlgi, kartais mama sako, tai bet niekada jau tikrai nepirkti, jeigu jau pasakiau ne. Kartais galbūt ir gali būti toksai, kad šita situacija, kad vis dėlto aš paėmiau ir persigalvojau. Bet čia labai labai jau reiktų aiškumo. Ypač kuo vaikas yra mažesnis, tuo daugiau aiškumo reikia. Taip, su vyresniu vaiku tai atsiranda tų plonybių ir tikrai galima net ir įžodinti, kad, nu, žinai, nu, persigalvojau. Nu, okei. Taip, Bet čia vėlgi, nu, reikia tada arba kažkokio argumento, ar kažko tą irgi paaiškinti, kad tai netaptų norma, nes su tuo persigalvojimu vaikai irgi, nu, yra protingi žmonės taip. ir jie irgi gali pradėt persigalvot. Mhm. Ir labai dažnai. Ir gali būt taip, kad pavalgiau pusę vakarienės ir persigalvojau, neskani šitą, noriu kitos. Ir arba užsisakiau ten kavinėj vieną patiekalą, bet persigalvojau. Tai taip, nu, nepiknaudžiaučiau aš gal to persigalvojimu, bet visko gyvenime būna ir visiems visko pasitaiko. Taip, taip, Ir tikrai. vat kaip tu sakai, ar ne, vaikai turi teisę turėti emocijas. Klausimas tik, kokia yra jų išraiška. Mhm.
Nes išraiškų gali būti visokių ir vėlgi mes priimame emocijas, bet ar mes turime priimti visas išraiškas? Na, priklausomai nuo to, ką tu turi galvoje, sakydama išraiškos. Nu, Jeigu mes pradeda verkdamas kumščiuoti mamą, pešti plaukus ir sakyti noriu, ar ne? Na žinoma, tai, emocijos yra emocijomis, bet elgesį mes stabdome. Tai lygiai taip pat man tekę yra matyti vaikų, kurie supykę mėto visus daiktus parduotuvėje. Tai, tai irgi yra netinkamas elgesys ir visiškai nereikia bijoti, ypač kol vaikai yra maži, na, juos nėra taip sunku paimti ir išsinešti iš parduotuvės. Kodėl dabar tas išsinešimas iš parduotuvės turi prasmę? Dėl to, kad mes čia, kai aišku, taip apie parduotuvę dabar pradėjom kalbėti, Bet bet čia turbūt tai yra ta vieta, kur dažnai mes pasimetam, ane, kaip mums elgtis. Ir išsinešimas turi labai didelę prasmę. Jeigu mes matom, kad mūsų vaikui yra per daug, jeigu mes matom, kad tos emocijos yra stiprios, tai tikrai palikti viską, išeiti ir išsinešti vaiką tam, kad jį išimti iš stimuliuojančios aplinkos. Nes mus pačius parduotuvės labai stimuliuoja ir mes irgi labai esam stimuliuojami, nes aplinkinių žvilgsniai tuoj pat. Mums labai sunku priimti vaiko emocijas, pavyzdžiui, parduotuvėje. Todėl tikrai aš visuomet rekomenduoju, susirinkom vaiką, išėjom bent jau į lauką, bent jau į automobilį, ten, kur mes galim susitelkti vienas į kitą, o ne galvoti apie tai, ką dabar ta teta einanti, ar jinai prieis ir pasakys, pasiimsiu šitą vaiką, ar jinai neprieis ir nepasakys. Tai elgesį iš tikrųjų stabdom ir jeigu reikia, išimam vaiką iš stimuliuojančios aplinkos. ir ypatingai būna, vat jeigu, pasičekinam taip ar ne, su tuos poreikius, kad jau vaikas gal yra link pavargimo ribos, tai tada gali labai toks užsukti, nu, nemalonus pačiam vaikui ratas, kai jisai nebegeba susitvarkyti su emocijom ne dėl to, kad negeba, o dėl to, kad tiesiog nebeturi resursų. Taip. Kas gali būti pavargęs, pasirinkimų daug, aplinkui stimulų daug, aš čia kažko norėjau, kažkas tarsi prasidėjo nuo to noro, bet dabar jau kai paleidau, nebegaliu sustot, nes turiu išleist viską už pusę dienos. Taip. Ir viskas su tuo kaip ir yra okei, tik tiek, kad, na, yra labai sunku sustot, va kaip tu sakai ane, kai tai yra tokia labai stipriai stimuliuojanti aplinka, o dar kažkokia teta kažką pasakė, dar išgąsdino, dar čia mane kažkas išsineš. Tai, arba kokiam vat parke žaidžiant, būna iš aikštelės, ane, nu jau taip Taip. sunku išeit ir jau tarsi lyg ir kaupiuosi, lyg ir raminuosi, bet vėl pamatau tą supynę ir vėl ir atrodo nėra tam galo, nes tiesiog visko aplink, nu, jau yra per daug. Ir tikrai kartais yra okei pasakyt, kad, nu, aš matau, kad dabar tau sunku, tiesiog eikime. Mhm. O kartais galbūt tas ir eikime nebus, o Nu, eikime, aš eikime, tai tiesiog bus dabar tave paimsiu ir išnešiu tam, kad mes būtumėm saugūs, tam, kad mes galėtumėm nueiti kažkur tai, kur mums abiems yra saugu. tik man atrodo tokiose situacijose apskritai, nu vat kai kalbam ten apie tą emocijų priėmimą, buvimą su tom emocijom, tinkamo, netinkamo elgesio ar ne, toleravimą arba vat išsiėmimą iš situacijos, labai labai svarbu yra žodžiai. E, Mhm. Mes žinom, kad tokiose situacijose vaikų loginės smegenys yra užsidarę daugiau mažiau, ar ne, kad jie Taip, priėmė emocijų. Ir kad jiems tikrai nereikia daug žodžių, daug paaiškinimų, kodėl ten to alaus mes nepirksim ir koks jis čia neskanus ir kaip alkoholis kenkia sveikatai ir kad čia mažametis ir kad yra įstatymai ir tu. Nieko šito vaikas tikrai tame etape nepriims, apie tai galima pasikalbėti vakare, jau nurimus, prisiminti, grįžti prie to, aptarti, nu jeigu jau tai yra, ar ne, amžius tinkamas. Bet tie keli žodžiai, kuriuos mes vartojame tuo metu, man atrodo, jie labai svarbu, kad jie būtų, na, tokie šilti ir priimantis, kad aš matau, aš girdžiu, aš tau padėsiu. Ne ten, ai, matau, čia negali nustoti, tai einam, ne, kas vėl tarsi meta tokį šešėlį ant vaikų tų emocijų, kažkokią negatyvą, bet kad jie būtų, na, tokie kaip čia pasakyt, reafirmuojantis, patvirtinantis tą, kad, nu, aš matau, kad tau sunku, man irgi dabar sunku, tiesiog išeikim nusiraminti. taip. Ir kad
tai, kas jau prasibrauna iki jų smegenų, kad, nu, neuždėtų kažkokio neigiamo akcento, neigiamos patirties ir kad leistų išnaviguoti vis tiek pozityviai, kad aš tau padėsiu sustoti, ne? Aš palaikysiu, aš matau, tau reikia pagalbos. Jeigu ten viską mėto, ar ne, ir mum, nu, reikia suimti Taip. vaiką fiziškai palaikyti, ne, nes jau ten skrenda makaronų pakeliai į šonus. Tai, na, derinti ir tuos kelis žodžius taip, kad, na, kad vaikas suprastų, kad tai, kas vyksta, tarsi kaip ir yra okei, ane, bet kad, nu, man mama daro kažką, kas man šitu metu yra, nu, nemalonu prieš mane, ne dėl to, kad aš kažką blogo padariau, dėl to, kad, na, nori man padėti ir Nu, kad mes sprendžiame situaciją ir kad jinai tame būna kartu su manimi. taip. Nes buvimas vienoje komandoje, man atrodo, visą laiką labai, visai nepriklausomai nuo to, koks yra vaiko amžius, vis pasižiūrėti, kaip mes galim grįžti į tą buvimą vienoje komandoje. Nes labai greitai galim jau, užtenka kelių žodžių, kad mes būtumėm vienas čia, kitas čia. Ne? Tai mes, kad kartu vienas dėl kito kažką darome. Ir tai taip, iš tikrųjų, labai geras tavo pastebėjimas, tą labai svarbu įžodinti, kodėl mes išeinam, kodėl aš tave išnešu, pavyzdžiui, na, įžodinti ir paaiškinti, kasgi čia vyksta. Nu ką, nu ir pašnekėkim dar apie paskutinį norų tipažą, va jau sakai 8-metės, jau atsiranda dar daugiau autonomijos, ar ne, ir, pavyzdžiui, atsiranda, nu, va tokie norai, kur vaikas jau gali užsiargumentuoti ir gali pats priimti sprendimą, pavyzdžiui, per gimtadienį gavau pinigų, aš noriu pirkti kažką, kas yra totali nesąmonė. Na, mes matom, totali nesąmonė sulūž I po know, savaitės, I know. nereikia, nežais, milžiniškas meškinas per pusę kambario, vos telpantis į bagažinę, bet žiūrėk, aš gavau dovanų pinigų ir vat aš dabar, vat pamačiau ir aš dabar noriu. Nu ir duok tuos pinigus, aš dabar pirksiu šitą. Ką darom tokiu atveju? Tau parodyt tą didelį meškiną? Tai mes iš Nu, bet tikrųjų kaip tu turėjom manai, istoriją. ar yra prasmės, gal ką aš noriu pagvildenti, ar yra prasmės, jeigu tai yra impulsyvus, ne, jeigu tai yra apgalvotas, norėtas, svajotas, tai yra viena, bet jeigu tai yra impulsyvus, sakykime, nesąmonės pirkimas, ar yra prasmės, nu, bandyti atkalbėti, kad, nu, davai, permiegokim ir rytoj, jeigu tu dar norėsi, grįšim. Ar, nu, gal pasvarstyk, gal paskaičiuok, kiek ten tų meškinų turi namie. Gal pasižiūrėk, tu ten nuotraukų galerijoje buvai prisifotografavus daugiau norų, ar ne? Ar leidžiam daryti tikėtiną klaidą, kur po 3 dienų gali pareiti su ašarom, aš persigalvojau. Man atrodo, kad čia tokio vieno teisingo atsakymo nėra, nes vaikai iš esmės turėtų patirti viską. Jie turėtų patirti ir tą, kad aš turėjau, nežinau, 20 eurų ir staiga bats nebeturiu, bet turiu kažkokį keistą žaislą, kurio aš jau nebenoriu. Kad patirti ir tą patį sėdam, pasikalbam, pasižiūrim, ką tu dar galėtum nusipirkti už šitus pinigus. Ir tai labai dažnai turbūt irgi priklauso truputėlį ir nuo vaiko amžiaus, net gal ne truputėlį, bet labai stipriai priklauso nuo vaiko amžiaus, nes vėlgi tas galimybės suvaldyti tą savo impulsą, kai aš kažką pamačiau ir aš labai labai noriu, tai jau yra tam tikras smegenų gebėjimas. Na? Todėl manyčiau, kad iki kokio maždaug 7-8 metų tikrai vaikų pinigai turėtų būti tokioj vietoj, kur jie negalėtų paimti ir pasiimti ir išeiti į parduotuvę ir nusipirkti bet ką. Ne, nes tai gali būti, nežinau, 2 tonos saldainių, jeigu ten tų pinigų daug padėjom, tai kas tikrai nebūtų labai toks protingas. Ir tada vis dėlto keliauti per tą, kad sėdam, apsitariam, na, pagalvojam, pažiūrim, padarom. Pavyzdžiui, mes niekada nesinešiodavom vaikų pinigų kartu su mumis. Todėl dažnai, jeigu tai būdavo pirkinys, tai reikdavo grįžti namo, paimti pinigus ir tada važiuoti dar kartą to pirkinio padaryti. Tai neretai, ypač su stambesniais pirkiniais, pasikeisdavo. Tol, kol suvažinėjai, tai jau ten viskas pasikeičia, nes galbūt tą pačią dieną nebegaliu nuvažiuoti, tai tada kitą dieną jau žiūrėk, gal ir nebereikia to dalyko.
Tai vat, pavyzdžiui, su tuo pačiu dideliu meškinu, kurį mes nusipirkom, Sofija pirkom, tai taip ir buvo, jinai pamatė didelį meškiną, aš sakau, nu, bet tavo pinigai namuose. Ir aš irgi turėjau tą viltį, kad kol mes grįšim namo, kol jinai pasiims pinigus, kad jinai jau galbūt ir persigalvos, nes mes ten pakalbėjom, kad kur tą meškiną laikysim, bet nepersigalvojo. Ir tas meškinas pas mus gyvena. Tai aš sakyčiau, kad vaikai turi patirti visko. Ir to tikrai impulsyvaus, kur aš staiga turėjau pinigų ir jų nebeturiu. Ir to galvojimo, tokio svarstymo ir ką dar aš galėčiau už tai su tais pinigais padaryt. Ir čia turbūt, kiek mes turim tuo metu kantrybės tam. Nu taip, vis tiek svarbu yra labai pasimatuoti ir mum savo pusiai, kiek resurso tą dieną, tuo metu mes galėsim skirti ir nesileisti ten, kur žinom, kad greičiausiai nebus sėkminga tą dieną. Taip, iš tikrųjų. Ir dar tikrai va taip vat jau pabaigai labai norisi užakcentuoti, kad kartais man susidaro toks įspūdis, vat kalbant su tėvais, kad poreikiai tarsi yra kažkas labai rimto, o norai tai čia, ai, čia, nu. Tai vat šitą turbūt man labiausiai norėtųsi užakcentuoti, kad poreikiai taip, mes pirmiausia labai ieškom būdų prevenciškai, netgi kaip tuos poreikius, kad tie poreikiai būtų patenkinti. Tai yra net nelaukiam, kol tarsi tas poreikis pradės manifestuoti kaip nepatenkintas labai stipriai, ane? Nu, kaip pavyzdžiui, alkanumas tas pats. Tai dažniau gal pasiūlom valgyti, negu kad laukiam, kol vaikas tikrai nu jau taip žvėriškai išalks, nes dažniausiai tada būna sunku ir emocijas suvaldyti ir dar visus kitus dalykus daryti. Mes migdom anksčiau, negu vaikas pervargsta. Tai mes dažnai tos poreikius užbėgam prevenciškai. Bet tuo pačiu norai, jie irgi turi labai svarbią savo vietą. Ir nereikėtų į juos žiūrėti tik į kaip kažką tokio šalutinį kažkokį produktą. Man atrodo, kad apskritai svarbu suvokti tai, kad norėti sveika, norėti yra gerai, norai yra tai, kas veda mus į priekį. Juk mes ir į universitetus stojom, ir į darbus ėjom, ir kažkokius gyvenime Taip, pasiekimus pieskėm, nes mes kažko norėjom, iš tų norų kyla svajonės ir, kaip sakom, tai ką, neleisi svajot vaikui, ar ne? Tai taip. apie tai taip ir kalbėtis, na, kad viskas yra gerai norėti, mes irgi norim, aš irgi to noriu ir ano noriu. Ir mes būna kur nors važiuojant irgi pasikalbam, kad o aš tai norėsiu tokios bandelės, o aš tai tokios. Bet žinai, mes tarėmės, kad valgysim vieną per pusę. Tai kaip čia dabar tos norus suderinti, ar ne? Ir priimti tos norus, ir juos validuoti, ir sukurti jiems erdvės ir vietos būti. Ir man atrodo, kuo dažniau mes tai darysim, tuo mažiau netgi ir bus tų sunkių emocijų, kai tie norai nebus patenkinti. Nes jie tiesiog, jie galės būti. Iš tikrųjų, ir čia, man atrodo, tikra tiesa, kad kuo mes tarsi daugiau randame erdvės tiems norams, aš jokių būdų nesakau, kuo mes dažniau tenkinam norus, bet kuo mes dažniau suteikiam erdvės norui būti, tuo vaikams tarsi mažiau reikia už juos kovoti, už tuos norus. Nes jeigu vaikas dažnai labai išgirsta, tai dar neprasižiojo, o jau ne, tai tada jis tikrai pradeda labai kovoti už savo tos norus, kad nors kažką aš norėčiau gauti. Tai vat irgi apie tai truputėlį pasigalvoti ir pasižiūrėti, o kur mes galim tos daugiau erdvės norams. Nebūtinai jų tenkinimui, bet išgirdimui, kad norai būtų pamatyti. Taip kaip ir mes norim, kad mūsų norai būtų pamatyti. Ir labai gražu, ką tu pasakei, kad kalbėti ir apie mūsų norus, ir apie svajones, ir apie tai, kas mums svarbu, nes mes kartais tiek susikoncentruojam su vaikais į jų, ko jie nori, kas jiems yra, kokie poreikiai, kokie norai, kas čia vyksta pas vaikus. Mes jiems pamirštam papasakoti apie save. Ir jau truputėlį vyresniem vaikam, vat pavyzdžiui, jau tavo Emai, jau tikrai galima pasakoti, kalbėtis apie tai, o aš ko noriu, o kas man yra svarbu. Ir lygiai taip pat parodyti vaikams, kad tu gali, kaip jie gali sudaryti erdvę ir kito norui.
Vaikai būna nustemba, ką tu nori kažko kito negu aš? Ta prasme, tu nori sėdėt ant sofos, einam žaisti? Tai Taip, 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 tą taip. tą tą praktikuoti tikrai tikrai sveika jo iš abiejų pusių. Tai va. Ir man atrodo tiek šiandieną, o iš jūsų, kaip visada, laukiam pasidalijimo, kaip pas jus namie su tais norais ir poreikiais.